Labas, šiandien mano virtuvėje yra kolegė Lina. Ji pagamins mums keletą receptų, bet pirmiausiai noriu jos paklausti, ką ji daro dėl savo sveikatos. Tai mano rytas prasideda nuo stiklinės šilto vandens. Per visą dieną stengiuosi judėti daugiau, pririnkti bent jau 10 000 žingsnių ir žinoma, žiūriu, kad lėkštėj būtų kuo daugiau salotų. Tai manau, yra esminiai dalykai, kurie padeda man jaustis geriau. Na ką, ačiū tau už atsakymą, perleidžiu tau savo virtuvę ir lauksim, kas skanaus mums pagaminsi. Ačiū, Aiste, kad pakvietei, įsileidai į savo jaukius namus ir pabandysiu kažkuo nustebinti jūs. Su jumis pasidalinti mėgiamų šeimos receptus, smidrai su apelsinais ir krevetėmis ir paprašysiu, kad Aiste man padėtų. Bandom. Aiste, paprašysiu, jeigu gali nuplauk smidrus, apelsiną ir nulupk česnaką. Gerai. Esate ragavę žalią smidrą neapdorotą. Paragaukite, nuostabaus žirnelių skonio. Kadangi smidrai vis tiek buvo skelti, bent jau vakar, tai truputėlį būna tas galiukas toks nelabai estetiškas, tai mes juos truputėlį pasitrumpinam ir tai pasiruošim kepimui. Mažus ir didelius smidrus kepsime atskirai. Apie porą minučių iš kitos pusės, tai bendros sumoj apie 4 minutės. Pipirų ir šio patiekalo žvaigždė apelsinas. Krevetes iš vienos pusės kepame apie 2 minutės, apverčiame ir iš kitos pusės apie 2 minutės. Tikrai jų perkepti nereikia. Na ką, eisim ragauti, atrodo įspūdingai ir kvepia labai skaniai. Tai ką, skanaus visiems? Skanaus.